Finansai ir jūsų vaizduotė. Kas tame bendro, paklausite jūs? Taigi, pabandykime kartu. Ar galite įsivaizduoti, kad šis paprastas rašiklis tai yra nerašymo priemonė, žaisliukas, kurį šuniukas ims džiaugsmu kramtyti? Ne? Ar galite įsivaizduoti, kad tas pats daiktas gali būti matomas visiškai kitaip, priklausomai nuo to, kas jį stebi? Mes žmonės turime vieną ypatingą galią – vaizduotę. Šuo negali parašyti meilės laiško savo šeimininkui, o mes galime ne tik rašyti, bet ir matyti daiktus taip, kaip juos matytų kitas žmogus, kita būtybė, net kita sąmonė. O dabar pažvelkite į savo finansinę situaciją. Ar galite įsivaizduoti, kad vietoje pytuštės sąskaitos 100-tūkstantinis čekis jūsų vardu? Kad tai nevarginantis darbas, o gražus gyvenimas, kuriame gausa teka natūraliai? Galbūt ta pati vaizduotė, kuri leidžia matyti rašiklį kaip žaislą, gali padėti pamatyti ir jūsų finansus kitaip. Galbūt tai įrodymas, kad mes turime galią kurti ne tik vaizdus, bet ir realybę. Nes kur mūsų mintis, ten ir energija, o kur energija, ten ir augimas, kūryba. Tad klausimas paprastas. Ar mokate pasinaudoti savo vaizduotę taip, kad ji tarnautų jūsų gausai?